Kiekvienoje srityje tai yra skirtingai. Jeigu mes kalbam apie aviaciją, pagrindinis kriterijus, pagal kurį mus atrenka klientai, tai yra patikimumas. Ir mes norim, kad mūsų žmonės turėtų tą savybę. Ar galima suklysti? Taip, galima suklysti. Galima blogai pravesti pirminį susitikimą, blogai pravesti prezentaciją. Tai būna. Bet ar turime teisę padaryti klaidą, kai priėmėm kliento užsakymą ir įsipareigojom pristatyti komponentą arba detalę? Ne, mes neturim. Mes neturim tokios galimybės. Ir mūsų žmonės, būtent tie, kurie dirba komponentų ir medžiagų skyriuje, tą supranta. Kitaip negali būti. Juk aviacija yra savotiškas sritis. Kai aš būnu aerouoste ir matau, kad užlaikomas skrydis, tai žinau kodėl. Kažkas įvyko. Ypatingai, kai pranešama, kad jūsų skrydis bus po 2–3 valandų. Kai jauni žmonės ateina dirbti mūsų skyrių, mes pravedam mokymus, tai užtrunka iki 6 mėnesių. Jie skaito daug specifinės literatūros ir laiko egzaminą. Jiems padeda bendradarbiai ir galutiniam variantui jie gauna tų žinių, kokių reikia. Jie tiesiog negali padaryti klaidų, nes jie jau praėjo egzaminą. Jie žino, kad pavyzdžiui, komponentai keliauja tik su tokiu sertifikatu. Pagrindinis tai yra vidinės žmogaus nuostatos ir psichologinis pasiruošimas. Manęs dažnai klausia, ar galima padaryti karjerą jūsų įmonėje be aviacinio išsilavinimo, jeigu mes kalbam apie pardavimus. Tikrai taip. Ir aš turiu savo skyriuje, aš turiu daug pavyzdžių, kai žmonės, praktikantai atėjo dirbti vasarą ir pasiliko mūsų įmonėje. Kodėl pasiliko? Todėl, kad jie tiko mums pagal vertybės. Partnerystė, patikimumas, pagarba, komandiškumas. Liko ir padarė stebuklingą karjerą. Po 3 mėnesių tapo klientų aptarnavimo vadybininku, po to pardavimo vadybininku ir 2 metų regiono vadovu. Ir tokie yra 2 žmonės. Ar mes buvom padarę klaidų? Taip. Netinkami žmonės buvo nusiųsti į tam tikrus regionus ir ne dėl to, kad jie blogai dirbo, jie geri pardavėjai, bet jie netiko tom rinkom. Ir mes turėjom susigrąžinti tos žmonės čia ir nusiųsti kitus žmonės. Ir kai manęs klausia, kogi reikia, aš visą laiką sakau, mylėkit savo darbą ir suraskit tik tai tokį darbą, kuris jums patinka. Ir pardavėjams aš linkiu tikėti, kad daro ir neabejoti. Netgi jeigu visi aplinkiniai žmonės sako, kad tau nepavyks. Tikėti, daryti, klysti, bet judėti į priekį.